Sveiki visi, esu Giedrė Anisimavičienė ir parvežiau jums naujienų iš tarptautinės Michi konferencijos, kuri vyko Varšuvoje ir atstovavau savo šalį Lietuvą tenai. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kaip atrodo įprastas Michi klientas. Pagal statistinius duomenis tai yra moteris vidutiniškai apie 41 metų, kurios pirkinių krepšeliai sudaro apie 46 eurų. Ir pirkinių krepšelyje galime rasti to produktus, kurie yra patys perkamiausi ir mylimiausi mūsų klientų. Šioje lentelėje yra parodyta, koks konsultantų skaičius priklauso šalies populiacijai. Tai yra, jeigu skaičiukas būtų 4, tai rodytų, kad rinka yra pilnai užpildyta. Tai kaip matote, Lietuvos šiame sąraše nėra, tai jinai dar neturi net 0,01%, kas reiškia, kad rinka yra visiškai tuščia, yra visiškai laisva ir turime čia tikrai didžiulės galimybės. To produktai pagal kategorijas. Tai iš veido linijos kategorijos, tai yra kremas su tripeptidų kompleksu, kūno serijoje yra derma kremukas, plaukų linijoje yra slinkimą stabdantis šampūnas, perfumo linijoje yra kvepalai V9, makiažo kategorijoje yra blakstienų tušas, kuris išilgina blakstienas ir suteikia joms apimties. Iš vyrų kategorijos tai aišku šampūnas ir dušo želiai 2 viename, burnos higienai tai būtent balinamoji dantų pasta su anglimi, iš vaikiškos linijos tai plaukų purškiklis lengvinantis iššukavimą, namų linijai tai aišku antigryz tirpdantis riebalus ir sveikatai tai yra riebalų šalinimo kapsulės padedančios sukūsti. Jau yra išdalinta beveik 1000, tai yra 10 000, atsiprašau, dovanų pagal programą naujiems klientams, daugiau nei 10 000 dovanų premium klubo nariams, 6 000 dovanų verslo klasės nariams ir pagal benefit taškus yra išdalinta jau daugiau nei 4 000 dovanų. Tai kaip matote, kompanija yra tikrai dosni ir duoda, ką žada. Kaip keitėsi įmonė per metus laiko? Pradėjo savo karjerą nuo 5000 katalogų lenkų anglų kalba. Ir per metus laiko išsiplėtė iki tiek, kad šiai dienai spausdina 40 000 katalogų 11 skirtingų pasaulio šalių, tarp kurių turime jau ir Lietuvą. Tai sertifikatas, kuris įrodo, kad būtent ši Vegan Rokitnik Plus linija yra viena iš aukščiausius standartus atitinkančių prekių Lenkijoje. Tai būtent visi šie gaminiai, kurie yra išvardinti sertifikate, gavo šį apdovanojimą ir tai yra praktiškai aukščiausios kokybės produktas parduodamas Lenkijos rinkoje. Šioje skaidrėje galite matyti, kaip keitėsi produktų kategorijos asortimentas visas. Tai pradėjus kompaniją dirbti, tai turėjau būtent 17 šitų kategorijų ir per metus laiko išsiplėtė net iki 52 kategorijų serijų, kas yra padidino savo produktų apimtis daugiau nei 5 kartais. Tai tikrai yra įspūdinga. Ir jau šiai dienai yra pristatyta daugiau kaip 1 milijonas siuntų, yra daugiau nei 48 patvirtinti direktorių ir aukštesnieji lygiai ir turime beveik 25 000 registruotų klientų. Taip pat jau išmokėta beveik 1,5 milijono išmokų būtent direktoriams, pardavimo lyderiams. Susipažinkite, tai yra Olena Mišina.
Tai moteris chemikė, kuri daugiau nei 20 metų dirba visame tame, kuria formulės mūsų produktams. Ir yra pateiktas asortimento planas, kas yra planuojama įvesti artimiausiu metu ir 2024 metais. Tai kaip matote, iš produktų naujų bus kelios kategorijos, tai Skin Renew linija, kurią sudarys šveitimas, kremai, serumai. Iš Bebu linijos turėsime naujų bazių ir naujų aktyvių lašelių. Taip pat viena didelė naujiena, kuri bus, tai hidrogeliniais akių kaukės, kurių turėsime net 5 rūšis ir jau kelios rūšys yra sekančiame kataloge. Taip pat kombinuotai odai su probiotikų kompleksu, kremai, serumai, taip pat linija su vitaminu C, tai vėl taip pat kremai, serumai, micelinis vanduo. Kūno linijoje turėsime naujų produktų. Vienas iš jų kūno sveikatai palaikyti, tai bus būtent aloe vera gelis, kuris bus visiškai natūralus, be jokių pridėtinių ingredientų ir be jokių priemaišų. Taip pat turėsime ir įvairių kitų kremų, kaip kremas venoms, balzamas sąnariams, vėsinantys kremai su mentoliu, strijų kremai, kojų kremai ir kiti. Iš kvapų terapijos linijos nauji bus būtent kūno šveitikliai, vonios putos, vonios druskos, antiperspirantai ir purškiamieji kūno purškikliai. Iš Bebu linijos turėsime naujų gaminių skirtų kūnui, tai bus kremai ir masažiniai aliejai su tam tikrais lašiukais, kurie papildys tam tikrais ingredientais. Iš V9 perfumuotų serijos tai turėsime naujus kūnų losjonus ir dušo želes kvepiančias mūsų žymiais kvepalais. Plaukų linijoje turėsime taip pat daug naujų gaminių, tai bus ir gaminiai plaukų formavimui, tai fiksaciniais želės, purškikliai. Bebu linija taip pat bus ir plaukų linijoje, tai bus bazė šampūno, kaukės, plaukų purškiklio. Taip pat turėsime aktyvią apsaugą nuo saulės ir turėsime tam tikrus aktyvus, kurie padės auginti plaukus, suteikti jiems apimties, padaryti juos žvilgančiais ir švytinčiais ir kurie primaitins plaukus su hialuronu. Iš plaukų pagalbos linijos turėsime plaukų augimo aktyvatorių losjoną, iš apimties suteikiančios serijos turėsime šampūnus bei kondicionierius ir iš detox linijos tai valančius šampūnus ir kondicionierius su aktyvintaja anglimi. Ir dar viena didelė naujiena, kuri yra įkvėpta žymių lyderių. Šios moterys yra tikros mūsų kompanijos lyderės, tai yra Monika, Violeta ir mūsų Karolina. Jų vardais yra sukurti kvepalai, kurie vieni bus pristatomi dar šiais metais, o kiti jau bus pristatomi kitais metais. Šie kvapai turi tikrai gerą, stiprų aromatą, kuris įkvėps kiekvieną moterį. Iš dekoratyvinės linijos turėsime labai daug taip pat naujų gaminių, tiek akim, lūpom, odai, antakiam, skruostam ir viskam. Lūpdažių naujų tiek skystų, tiek suteikiančių ombre efektą. Taip pat ir lūpų aliejų, mineralinės pudros, šešėliai ir taip toliau. Viena iš tų naujienų bus būtent veido kontūravimo paletė, kurioje netgi ir parodyta, kuria priemonė, kuria veido vietą tepti.
Tai turėsime, kaip ir minėjau, daug naujų produktų su daug naujų linijų su unikaliomis tekstūromis. Ir kas naujo yra sveikatos srityje. Visi mūsų sveikatos produktai turi tam tikrus sertifikatus ir juos galite matyti ekrane. Naujiena viena bus ta, kad turėsime papildų įvairesniuose pateikimuose. Tai bus minkštos kapsulės, bus miltelių pavidalu ir tirpstančios vandenyje tabletės. Sveikatos priežiūroje įmonė plečia asortimentą tiek į papildus, tiek į kremus, kurie veikia išoriškai. Sveikatos priežiūra šioje įmonėje yra numeris 1 pardavimuose. Taip pat numeris 1 yra ir namų priežiūros priemonės. Įmonė planuoja plėsti savo asortimentą namų priežiūroje, išplečiant dar didesnį asortimentą būtent visų priemonių reikalingų namams valyti, skalbimo priemonių, o naujiena bus, kad turėsime įvairių namų aksesuarų, automobiliams skirtų priežiūros priemonių bei gyvūnams skirtų priežiūros priemonių. O čia galite matyti būtent įvairius gaminius, kurie kai kurie jau yra keli, bet daugiausiai tai yra visi nauji gaminiai, kurie dar tik tai bus. Tai būtent ir šios hidrogelinės akių pagalvėlės, kaukės, naujieji kvepalai, apie kuriuos jums minėjau. Taip pat šiuose indeliuose yra sudėta visi nauji gaminiai, kurie dar tik tai pasirodys ir mes turėjome galimybę juos išbandyti savaitgalį Varšuvoje. Ir kas naujo laukia mūsų kalėdiniu laikotarpiu. Šios konferencijos metu vyko stebuklingas prizų traukimas ir Michi lyderiai turėjo galimybę laimėti įvairių prizų. Tai yra telefonai, dulkių siurbliai, tosterinės ir įvairūs kiti prietaisai skirti namams. O kalėdinėme kataloge mes galime padaryti maksimalius pardavimus, gauti maksimalias pajamas ir taip pat tai yra galimybė pradėti naujas galimybės atrasti ir pradėti savo verslo veiklą. Tai yra pats geriausias laikotarpis, kuris padės mums augti. Taip pat kalėdiniu laikotarpiu bus labai daug žmonių reikalinga būtent priemonės veido priežiūrai, makiažo priemonės, kuriomis norės puoštis per šventes ir žinoma ieškos dovanų savo artimiesiems. Ir čia galite matyti, kas laukia mūsų kalėdinėme kataloge, kas yra naujo iš gaminių, kas yra gerais pasiūlymais perkant 2. Taip pat perkant tam tikrus rinkinius bus galima įsigyti už tam tikrą sumą kalėdinius aksesuarus. Taip pat bus galima ir kelis rinkinius perkant taip pat įsigyti kažkokiu tai aksesuarų ir įsigyti rinkinius geromis kainomis. Ir žinoma kalėdiniai įpakavimai. Tai kaip ir minėjau, kad kalėdinis laikotarpis tai yra maksimalūs pardavimai, maksimalios pajamos ir naujos galimybės bei verslo plėtra. Dabar, kas liečia naujus klientus prisijungusius dar tik tai prie Michi kompanijos, tai šiuo metu mes turėjome
būtent tokius tam tikrus rinkinius, kuriuos galima buvo įsidėti į krepšelį ir iš karto įsigyti. Suma jų yra katalogo kainomis virš 40 eurų, o mokama suma yra panašiai apie 28 eurai su nuolaida. Tai yra padaryti tokį rinkinį žmonėm, kurie dar nepažįsta šitos kompanijos, bet nori išmėginti kažką tai iš gaminių. Tai šiuo metu buvo valymo priemonių rinkinys ir skalbimo ir kūno priežiūrai skirtas rinkinys. Dabar turėsim dar 2 naujus rinkinius, tai bus veido priežiūrai skirtas rinkinys su tripeptidų kompleksu ir sveikatai skirtas rinkinys papildų, kurie yra perkamiausi ir reikalingiausi. Taip pat naujiems klientams, kurie dar tik prisijungė pirmą kompaniją prie Michi kompanijos, kaip ir įprastai galios 30% nuolaida darant užsakymą pirmą kartą ir antrą bei trečią katalogą ir taip toliau iki 25% nuolaida priklausomai nuo užsakymo dydžio. Bet kas yra naujovė? Kad užsisakius prekių už 40 eurų ar daugiau katalogo kainomis, mokant 28 eurus, gaunant 30% nuolaidą, kitus katalogus atitinkamai sumos didesnės palei žingsnius, bus galima gauti vadinamąjį cashbacką į savo paskyrą. Tai yra dalį pinigų atgauti į savo paskyrą ir juos panaudoti sekančiam užsakymui. Tai tikrai puikia galimybė išbandyti gaminius ir gauti nuolaidas, gauti dar papildomas naudas, gauti dovanas. Tai tikrai superinė galimybė tam. Ir čia parodysiu tai, kad šioje kompanijoje galima uždirbti tikrai gerus pinigus tiem, kurie dirba. Įprastai mes gauname komisinį mokestį nuo apyvartų, bet galima uždirbti dar ir papildomus bonusus pasiekus tam tikrus lygius. Tai kaip įrodymas, čia yra mūsų Karolina Kaminska, mano būtent mentorė, yra Monika Tundefėjos, irgi, kuri pasiekė neseniai verslo direktoriaus statusą ir gavo tikrai geras didžiulės išmokas, kurios būtent ir parodytos megabonus lentelėje. Kitas dalykas, ką dar mes galime papildomai užsidirbti prie savo komisinių, prie savo atlygių, tai yra kelionės. Šiuo metu visi mes dirbame kelionėje į Turkiją ir tai padaryti nėra sudėtinga, reikia padaryti 60 000 eurų apyvartą iki 2024 5 katalogo ir tada yra užsidirbama kelionė į Turkiją. Nauja kelionė, kuri yra paskelbta, tai yra į Dominikos Respubliką. Ir yra parodytos sąlygos, tai vėlgi bus naujiem skirta, esamiem, tai naujiem žmonėm, kurie pasieks minimum direktoriaus statusą ir jį išlaikys kažkiek tai laiko, gaus kelionę į Dominikos Respubliką. Tai yra wow, iš tikrųjų super, kai įmonė duoda tokias galimybės užsidirbti, duoda papildomus bonusus, duoda keliones. Ir čia pasidalinau keliomis akimirkomis būtent iš konferencijos Varšuvoje, kur buvo apdovanoti tiek premium klubo nariai, tiek geriausi 10 visoje kompanijoje, vėl kitos kategorijos įvairios. Tikrai daug dovanų visiems. Na ir pažiūrėkite, ar norėtumėte čia pabūti? Čia įmonė pristato Dominikos Respubliką, būtent tą kelionę, į kurią gali išvykti kiekvienas iš jūsų. Jeigu tik norėsite,
ir darysite tam tikrus veiksmus, jūs galite būti čia. Ir ačiū, kad šiandieną skyrėte laiko peržiūrėti šį video. Manau, kad tikrai iškils įvairių klausimų, tai tikrai galite drąsiai rašyti tiesiai man, tiesiai žmogui, kuris jūs pakvietė peržiūrėti šį video. Ir kartu galime suplanuoti jums jūsų veiksmus, kad pasiektumėte tai, ko jūs trokštate.